Volvo XC90, jūsų labai pamėgtos Volvo. Baltas spalvikė, Momentum komplektacija, 2 litrai, 4 varomi ratai. Šitą yra 89 tūkstančių mylių, 20 metai. Tikrai labai gražus modelis. Juodi ratukai, baltas spalva, labai gerą turi aukciono įvertinimą. Labai gyvas matosi automobilis. 360 kameros. Mačiau netgi projekciją turi. Momentum komplektacijos ne visos turi, bet šitą turi, tai jau labai geras ženklas. Toliau praseinam greit, pasižiūrim kėbuliuką, yra vienas kitas momentas pabraižymai, bet kaip žinot, Amerikos automobiliam tai yra standartas. Kažkiek diskai pabraižyti, kažkiek bamperis, Harman Kardon aparatūra, graži ruda oda, salonas nesutrintas, šviesios lubos, didelė panorama, guminiai kilimėliai. Nu ką? Geriausia dalis, kai užvesti gali mašiną ir paklausyti. Taip, muziką išjungiam lauk. Skydelis švariai gražiai degat. Variklis dirba irgi gražiai. Jokių garsų pašalinių nėra. Čia viskas viduje yra, matos tikrai švaru ir tvarkinga. Prisikabinti nelabai yra prie ko. Einam į galą. Medienos apdaila. Galinė klima, šildomos sėdynės greičiausiai irgi bus. Šiek tiek ant sparno pabraižymas nedaug. Čia taip pat. Dabar nulyjo, žinokit, šiek tiek viskas labai atsišviečia, nelabai gerai ir matosi. Ant bamperį pabraižymą, kaip ir minėjau, ir šiek tiek galinis dangtis, matau, yra grubuliavęs, tai matyt, gal buvo kažkur nestipriai atsirėmę. Bet čia nieko baisaus. Aukcionas bus rugpjūčio 7 dieną, bet ją dabar galima pirkti dabar, kaina yra 16 tik tai $1000, iš tikrųjų žiauriai gera kaina. Tai 6, kaip matot, 4 varomi, parkingai, toliau, kas dar ant durelių matau, bet įdubimas, bet čia su meniniu lyginimu irgi labai lengvai pasidaro. Ta prasme, automobilis tikrai vertas dėmesio ir matos, kad tikrai buvo prižiūrėtas ir išlaikytas visai neblogai. Salonas tai iš vis prie nieko nėra prisikabinti. Dar galim pažiūrėti šitos pusės. 7 vietis, na, galia tenai. Irgi viskas švaru tvarkinga. Tai jeigu įdomu, šitas automobilis susisiek ir galėsim nupirkti tau ir parvežti. Padėsim su išmuitinimu taip pat.